vėliava, herbas, himnas, pagrindiniai kiekvienos valstybės atributai, nepriklausomybės simboliai, dar pinigai. Ir pašto ženklas. Pastarąjį taip pat drąsiai galime priskirti prie valstybės simbolių. Pirmieji 1990-aisiais atkūrusios nepriklausomybę Lietuvos pašto ženklai buvo labai paprasti, bet jau 90-ųjų pabaigoje Leipcige, Vokietijoje, buvo išspausdinti ir įprastiniai. Prisimindami 20 metų senumo įvykius, jų dalyviai pirmoje laidos dalyje pasakojo, kad vežant pašto ženklus į Lietuvą, jie iš pradžių įstrigo Lazdijų muitinėje, kurioje vis dar tvarkėsi SSRS pareigūnai, o paskui, kai jau buvo leista grąžinti ženklus į Vokietiją, jie buvo slapta laikomi Lenkijoje. Jūsų dėmesiui antroji šios nedaugam žinomos istorijos dalis. Apie tai, kaip iš sandėlio Suvalkuose pašto ženklai pasiekė Lietuvą ir ką patyrė juos gabenusieji. Buvo 1991. Davažiuojam automobilį iki sienos, su lagaminėlio pereinu aš tą sieną, susikraunu į diplomatą ženklų, kiek ten telpa. Ir vėl atsisėdėvo vienas į pakeleivingą mašiną, pervažiavom sieną, kitas į autobusą, ramiai vėl atsivežė tą reikiamą kiekį ženklų ir juos paleidė. Nu, kaip sakant, rizika buvo, ypač autobusu važiuojant, kai ten tikrindavo pasieniečiai, muitininkai, ką vežė. Su pono Kuzma buvo dar tas atvejis buvo, kada mes užsukėm į Suvalkį, paėmėm keletą irgi pokų, aišku, jis ten 21 valandą ten atrodo buvo pamainos keitimas, reiškia, pasieniečių ir reiškia, muitininkų. Ir būtinai reikia buvo prieš 10-15 minučių, kaip aš supratau, jis ten susitarė, kažkas turėtų laukti ir mus praleisiu su tos pokas, ten keletą pokų. O mašina buvo VAZ 2009, reiškia. Nu ir šaltis buvo kokie 20 turbūt laipsnių, taip šalta. Išvažiavome iš tos Suvalkos, ten atrodo netoks didelis atstumas, 30 kažkur kilometrų, bet pravažiavom 15 ar 12 kilometrų ir ratas nusileido. Nu ir ant kalno, miške, tai sakiau, tai jūs laikykit priekį, kad ten nenuvažiuotų, bet nieko nesimato, kaip ten atsukta ratą. Tai jis man su prožektoriu ten ir tą darė, Ačiū Dievui. Davažiavom, pravažiavom, tai paskui jau pravažiavom tą sieną, tai sako, o Jėzau Marija, kaip tikrai mums pasisekė, klausyk su tavim, kad mes spėjom, reiškia, padaryti tą, ką buvo numatyta. Turėjome įvairių nominalo ženklų, tai juos po vieną veždavom tam tikrą progą. Pranešam, kad nuo tos dienos bus pardavinėjimas toks pašto ženklas, nuo toks dienos kitas. Bet netrukus atsivėrė dar vienas kelias. Kai Rusija paskelbė ekonominę blokadą, pas mus tada stigo ir maisto produktų, ir Lenkijoje gyvenantis giminaičiai Lietuvoje turintis savo žmonių pradėjo siųsti įvairią labdarą. Taigi sumastėme tokią operaciją, kad bendraminčių rate, pagrindinai tai buvo arba labai geri draugai, arba darbuotojai ryšių ministerijos, sakom, nenustepkit, gausite iš Lenkijos labdaros siuntinį. Nuvežam mus į Suvalkus, apnakvindino ir mes per dieną pakuojam tos siuntinius. Ir juos siunčiam kaip labdarą į Lietuvą. Vieną dieną, antrą dieną padarom pertrauką ir taip nemenka dalis tų siuntinių atsidūrė Lietuvoje. Saugumas tą operaciją užuodė maždaug po 3 mėnesių, kai mes jau nustojom siųsti tos pašto ženklus. Ir tuo pačiu jau pasaulyje buvo informacija, kad toks ženklas apyvartai pasirodė. Būtent tais laikais vienam iš aktyviausių šios istorijos dalyvių Petrui Rutkauskui prilipo kontrabandininko pravardė. O Vladimiras Kornickis sako dažnai pamiršdavęs, kad jis įmonės vadovas, o ne paprastas vairuotojas. Man skambutis, čia buvo kažkur 7 vakare jau, po darbo. Sako, klausyk, yra, suprantat, komanda tokia, yra skambutis, ponas Birulis turėtų grįžti iš užsienio, į tavo reikia būti, reiškia, tokia diena, diena čia buvo pirmadienį, 10 valandą, ryte, tai turėtų išeiti iš viešbutis Bratislavai, Tatrai viešbutis tokį, reiškia, ir stovėti prie durų prieš įėjimą ir laukti poną Birulį. Ponas Birulis išėjo, pasisveikinom, sakė, davai reiškia, lagaminą iš bagažinę. Ten lagaminas netoks didelis, bet pakankamas sunkus buvo, kokie 50 kg. Permetėm į savo, reiškia, mašiną ir važiuojam. Aš iš pradžių nežinau, kokį maršrutą mes važiuosim.
Tai jis sakė, važiuosim per Lvovą, per Ukrainą. Ir girdžiu tarp savim, reiškia, šneka per radio į ukrainiečių kalbos. Ukrainiečių kalbos labai supratau. Ir praneša, kad čia yra vienas su diplomatinė paso, o kitas su tarnybinė. Aš turėjau tada tarnybinę pasą dėl šitą. Nu, sako, praleis. Aš save tada vadinau tik vairuotis, pamiršau, kad aš buvau transporto vado, bet faktas, kad mano atsakomybė buvo tokia dviguba. Pirmiausia, reikia buvo atvežtas produkcija, reiškia, apie kurią mes šnekam. Antras dalykas, reikia buvo, kad tas vadovas būtų irgi išsaugtas, kad neatsitiktų kokia avarija. Leipcige 1990-aisiais Lietuvos pašto ženklų buvo atspausdinta už 22 milijonus Vokietijos markių, o į Lietuvą 91-aisiais jie keliavo įvairiais būdais, net privačia jachta. Ir jau vėliau, kai iš Suvalkų oficialiai buvo parvežti likusieji, juos suskaičiavo valstybės kontrolė. Patikrino valstybės kontrolė ir Leipcigo spaustuvės, kiek spaustuvė pardavė mums tų ženklų, ir patikrino Suvalkose, kurie buvo saugojami, kiek mes jų paėmėm, pasirodo, kad viskas sutapo. O vyrai, nors pavyzdžiui Vokietijoje teko susidurti net su pakeliais plėšikais, paklausti ar nejautė baimės, tik gūžteli pečiais. Ne tas rūpėjo. Jie buvo su ginklais visi. Iš pono Karnickio, kuris važiavo irgi, buvo atimti jo daiktai. Su ponu Kuzma važiavam, Karnickis Volodė vairuoja, mes jau čia tų pašto ženklų visada dėžutę, kur nors posėdinę pakišam, žiūrim, šunys pasieniečiai ateina su šunim. Nu, sakom, aiškiai dabar uostis mūsų pašto ženklų. To nerima buvo, bet vis tiek mes svarbiausiai buvom įsitikinę, kad reikia to daryti. Ir šiandien ir tada aš save laikiau, kad aš esu laimingas žmogus. Dirbdami savo darbą ir dėl to rizikuodami, vyrai negalvojo apie kokius nors apdovanojimus, beje, jų ir negavo. Tai vis tik, kodėl jie tai darė? Tiesiog jie darė savo su dideliu entuziazmu ir jie norėjo, kad pasiektų tie pašto ženklai Lietuvą, kad jie būtų apyvartoje, kaip kuo greičiau atsisakyti sovietinių pašto ženklų ir bent Lietuvoje panaudoti lietuviškus pašto ženklus. Bet pašto ženklas tai ne tik vienas iš šalies valstybingumo simbolių. Juose galima įžvelgti kur kas daugiau. Visa valstybės istorija, pradedant nuo 1009 metų, nuo valstybės įsikūrimo. Čia pirmasis pašto blokas, kur parodyta, kur esame Europoje, kokia mūsų vėliava, herbas, valstybės, kaip sakant, teritorija. O čia mes matome taip pat svarbiam Lietuvos istorijos įvykiui skirtus pašto ženklus Žalgirio mūšių 600-osiams metinėms, kurie yra išleidžiami Liepos 3 dieną į apyvartą.